Architektūros kolekcija. Vilkaviškio autobusų stotis. Vilkaviškis. Pietvakarių Lietuvos miestelis. Čia atgimusi autobusų stotis su integruotais senais parko medžiais ne tik priverčia kilstelėti antakius, bet ir įkvepia optimizmo dėl ateities architektūros. Projekto autorius, architektas Gintaras Balčytis, Vilkaviškio autobusų stoties vietą apibūdina kaip nepalankę projektavimui. Trikampio formos sklypas, 3 gatvių apsuptis ir šalia įsidėšiusios degalinės. Žvelgiant iš centrinės miesto dalies, stoties zona tarsi nusigręžusi, pasislėpusi už pastato. Todėl nuspręsta į architektūrinius sprendimus integruoti sklype buvusi mažai naudotą skverą su gausiais medžiais. Atgimusios stoties projekte pastatas ir jį supanti aplinka tapo neatsiejamomis dalimis. Akivaizdu, kad architektas pasielgė priešingai praūžusiai medžių pjovimo madai. Ne tik nusprendė išsaugoti ir integruoti senus medžius, bet ir leido jiems padiktuoti pastato planą bei atlikti pagrindinį vaidmenį pastato erdvinėje struktūroje. Kurdamas projektą, Gintaras Balčytis susidūrė su užduoties dvilypumu. Pastato nesinorėjo pernelyg išskirti iš aplinkos, tačiau buvo akivaizdu, kad tai vienas pagrindinių naujųjų miesto objektų, kuriems privaloma šiuolaikinė architektūrinė išraiška. Pastato idėją ir architektūrinį sprendimą paryškina pasirinktos paprastos ir ilgaamžės natūralios statybinės ir apdailos medžiagos – betonas, stiklas, dažytas aliuminis. Balta spalva statiniui suteikia lengvumo jausmą. Subtilus šviesos ir šešėlių žaismas pastato architektūroje vaidina ypatingą vaidmenį ir kuria parkams būdingos architektūros statinio įvaizdį. Dideli stiklai fasaduose leidžia pajusti gamtos įtaką būnant pastato viduje, sukuria susiliejančių vidaus ir išorės erdvių pojūtį. Todėl nemažas pastatas puikiai įsikomponuoja į gana ankštą sklypą. Atsižvelgiant į šių dienų klimato kaitą, nuspręsta šildymui ir vėdinimui rinktis geoterminių šilumos siurblių technologiją. Pastatui numatyta naudoti ir saulės energiją. Atsinaujinusi autobusų stotis tapo pereinama. Įėjus iš skvero pusės patenkama į visuomeninę erdvę ir parduotuvių zoną, o iš jos į autobusų peronų zoną. Beveik 4000 kvadratinių metrų užstatymo ploto pastato santykis su aplinka labai glaudus, o sąlytis su gamta išskirtinis. Dabar autobusų stotis tarsi susilieja su parku, o esantys medžiai tapo pastato dalimi su renginių aikšte po stogu. Stotis – vienas iš pagrindinių miesto pastatų, ji tampa traukos tašku. Tokią funkciją nori diktuoja ir sprendimus dėl formos, sako projekto architektas. Netikėtos architektūrinės išraiškos pastatas ir investuotojo sumanymas autobusų stoties funkciją papildyti prekybos, smulkiojo bei aptarnavimo verslo paslaugomis taip pat padėjo savivaldybei sukurti naujų darbo vietų regione. Apsuptas žalumos ir demonstruojantis draugiškumą aplinkai, savo filosofiją būdamas artimas rekreacinės paskirties pastatams, autobusų stoties projektas brėžia naują kryptį transporto infrastruktūros statinių projektavimui.